Na ką, tai šitame video aptarsime antrą formulyno skyrių. Jeigu tu žiūri pirmą kartą šitos formulyno aptarimo video, tai dabar bus intro, pažiūrėk jį, o jeigu jau grįžti iš kažkurio kito video, tai eik į šitą laiką ir nuo tenai prasidės formulyno aptarimas. Važiavame. Labas. Čia yra fizikos pamokų serija, kur rodau, kaip pasiruošti fizikos egzaminui, konkrečiai 11 klasiai. Ir turbūt didžiausias, pagrindinis dalykas, kurį tau reikėtų daryti ruošiantis egzaminui, tai išmokti formulyną. Ir čia neturiu menį išmokti visas formulės, tam jos ten tau ir duotos, kad nereiktų jų mokytis. Bet tau duoda žiauriai didelę gerą špargalkę. Tai labai svarbu, kad jie ir mokėtum tikrai gerai naudotis. Tai reiškia, tau reikia žinoti kiekvieną raidę formulinę, ką jinai reiškia. Ir tau taip pat reikia žinoti, čia yra skaliaras ar vektorius, ir kokie yra to fizikinio dydžio matavimo vienetai. Tai važiuojame. Beje, paskaičiavau, kad 11 klasiai maždaug tarp 15-20 taškų tau duoda tiesiog taip, jeigu moki naudotis formulynu. Tai kai moki naudotis formulynu, apie pusę taškų turėtum surinkti. Antras skyrius gerokai trumpesnis. Pirma formulė EK lygu mv kvadratu iš 2. Tai klasikinė formulė, labai dažnai naudojama. EK yra kinetinė energija ir šita formulė yra skirta apskaičiuoti kūno kinetinę energiją. M ir V neberašysiu, nes aptariau jos praeitame skyriuje, bet bendrai kalbant, tai kinetinė energija didėja kūno masei didėjant ir eksponentiškai didėja. Tai reiškia didėja kvadratu, kai didėja kūno greitis. Kinetinė energija, kaip ir visos energijos, matuojama džiauliais ir tai yra skaliaras. Kita formulė yra potencinė energija, EP. Tai potencinė energija yra susijusi su aukščiu, kaip aukštai mes kūną iškeliam. Vėlgi tiesiogiai proporcinga nuo masės, masai didėjant ir potencinė energija didėja, bet taip pat ir nuo aukščio. Jie net neminiu, nes tai yra konstanta. Ir beje, tikriausiai tu ją vadini tiesiog potencinė energija, nes tai yra pirma potencinė energija, su kuria tu susipažinai, bet yra keletas potencinių energijų rūšių. Šita potencinė energija yra gravitacinė potencinė energija, nes, pavyzdžiui, yra tokia kaip elektrinio lauko potencinė energija, apie kurią mokysi ir kurią pereisim 4 skyriuje, kai kalbėsim apie elektrą. O H yra, kaip jau minėjau, aukštis. Matuojamas metrais, kaip ir visi atstumai, ir tai irgi yra skaliaras. Tai dar viena potencinė energija mūsų dabar laukia. Šita potencinė energija vadinasi tamprumo potencinė energija. Ir nors mes ją vadiname tamprumo potencinė energija, iš tikrųjų, jos prigimtis yra elektrinio lauko potencinė energija. Nes kai mes kažką ištempiame, iš čia ir atsiranda ta tamprumo potencinė energija, mes padidiname tarpus tarp atomų. Todėl mes iš esmės atitraukėme juos vieną nuo kito, panašiai kaip daiktą pakeliame virš žemės, tai reiškia daiktą atitraukėme nuo žemės. Tai ten gravitacinio lauko energija didėja, o čia atitraukiant atomus vieną nuo kito, didėja elektrinio lauko potencinė energija, nes atomų branduoliai pliusai traukia kito atomo elektronus, minusus. Tai toje traukoje iš esmės ir slypi ta tamprumo potencinė energija. Ir kaip visos energijos matuojama džiauliais ir yra skaliaras. K ir X neberašysiu, jos aptariau praeitame formulyno skyriuje. Trumpai kalbant, K yra standumo koeficientas susijęs su spyruoklės arba virvės standumu, o X yra tos pačios spyruoklės ar virvės pailgėjimas arba suspaudimas, jeigu mes kažką spaudžiam, pavyzdžiui, amortizatorių. Ir dabar jau pereinam prie darbo. Tai darbo formulė Fs kosinus alfa. Kaip ir minėjau, A yra mechaninis darbas. Ir lygiai taip pat kaip energija matuojamas džiauliais ir tai irgi yra skaliaras. Ir nors F daug kartų jau kalbėjom praeitame skyriuje, čia dar vis dėlto atskirai parašysime, F čia yra tą darbą atliekanti jėga. Tai nėra jėgų atstojamoji būtinai, tai nėra kažkokia specifinė kita jėga, tai gali būti bet kuri jėga, kuri atlieka darbą. Jeigu tavęs, pavyzdžiui, klausia, surask trinties jėgos atliekamą darbą, tai ir į F ir statyk trinties jėgą. Jeigu tavęs klausia, surask atstojamųjų jėgų atliktą darbą, tai tada suskaičiuoji visų jėgų atstojamąją ir tada skaičiuoji su šita F atstojamąją. O jėga kaip visada matuojama niutonais ir tai yra vektorius. Dabar S dažniausiai sakoma, kad yra nueitas kelias. Ir dažniausiu atveju tai yra tiesa, nes objektai, kai mes skaičiuojam darbą, dažniausiai juda tiesia linija. Bet iš tikrųjų S yra poslinkis. Ir čia svarbu tokiuose pavyzdžiuose, kaip pavyzdžiui, kai keliama yra dėžė. Jeigu dėžę pakeli kažkokį aukštį, atlikai darbą.
Jeigu dėžę pakėlė į tam tikrą aukštį ir tada nuleidai į pradinę padėtį, darbas lygu nuliui, nes poslinkis yra lygus nuliui. Poslinkis matuojamas metrais ir techniškai poslinkis yra vektorius. Šioje formulėje mes iš tikrųjų imam vektoriaus modulį, tai galėtume traktuoti kaip ir skaliarą. Tai, sakyčiau, mokykliniai programai vadinkim, kad tai yra skaliaras, bet realybėj iš tikrųjų tai vektorius. Na ir galiausiai tas alfa. Ne viena yra formulė, kuriuose yra alfa ir kiekvienoje formulėje ta alfa gali reikšti truputį kitokį dalyką. Konkrečiai šitoje formulėje alfa yra kampas tarp jėgos krypties ir tarp poslinkio krypties. Ir jis matuojamas dažniausiai laipsniais, gali būti kartais radianais, bet dažniausiai laipsniais. Ir jis yra skaliaras. Paprasčiausiu atveju, kur tau reikėtų taikyti alfa, tai įsivaizduok, kad tu turėsi, sakykim, dėžę, kurią tempiame su tam tikra jėga, šiek tiek pakelta kampu kažkokiu tai. Dėžės judėjimo kryptis bus tiesiog horizontaliai į dešinę pusę. Ir todėl alfa kampas bus tarp poslinkio ir jėgos krypčių. Tai šitas kampas. Dabar kodėl mes imam šitą kampą būtent? Pažiūrėk, štai čia mes galėtume padaryti tokį statųjį trikampį. Šita trikampio statiniai yra jėgos projekcijos į Y ašį ir į X ašį. Tai pagal kosinusų taisyklės, kosinusas yra statinis šalimais, šiuo atveju fx, padalinta iš įžambinės. Tai f kart kosinus alfa ir yra fx projekcija į x ašį. Kodėl mes būtent ją naudojam, o ne tiesiog f? Todėl, kad mums reikia tos jėgos, kuri veikia būtent į tą pačią pusę, kaip ir kūno judėjimo kryptis. 5 formulė šitam skyriuje galios formulė. N lygu A iš T. Tai N yra galia, matuojama vatais ir tai yra skaliaras. A yra mechaninis darbas, kurį ką tik pažiūrėjom. Tai yra laikas, apie kurį daug kalbėjom praeitame skyriuje. Šita formulė parodo, kaip greitai atliekamas darbas. T yra atvirkščiai proporcinga galiai, o A yra tiesiogiai proporcinga, nes tai yra vardiklėje, A skaitiklėje. Vadinasi, kuo greičiau, kuo trumpiau atliekamas darbas, tuo didesnė galia ir kuo daugiau darbo atliekama, tuo bus didesnė galia. Tai tiek apie šitą formulę. Nieko ypatingo, bet prisimink, kad jinai dar grįžta elektroj ir dar kitose temose gali būti. Tai jinai tokia visai bazinė formulė. Kitas 2 formulės aptarsime kartu, tai darbas yra kinetinių energijų pokytis, EK2 minus EK1 ir potencinių energijų pokytis. Ir iš karto turbūt pastebėsi, kad kažkaip čia keistai. Tas kairinis darbas, tai galutinis minus pradinis, o tas dešiniai su potenciniam energijom pradinis minus galutinis. Kaip čia suprasti, ar jie čia padarė klaidą ar kaip? Tai šitose 2 formulėse darbas yra truputį skirtingame kontekste. Labai svarbu žinoti, koks tas kontekstas. Tai šitoje su kinetiniam energijom formulėje darbas yra darbas atliktas kūną įgreitinant. Pavyzdžiui, tai yra darbas, kurį atliko mašinos variklis, kad mašina įsibėgėtų nuo, pavyzdžiui, stovimos pozicijos iki 100 km/h. Sakykim. Tuo tarpu darbas su potenciniam energijos formulėm, čia jau šita formulė parodo, kokį darbą atlieka gravitacinis laukas. Pavyzdžiui, vaiko besileidžiančio su rogutėm nuo kalniuko potencinė energija sumažėjo nuo 500 džiaulių iki 0. Tai šitas skirtumas ir yra gravitacinio lauko atliktas darbas. Nes pradžiai turėjo daug energijos, 500 džiaulių, ir tada galiausiai turėjo 0. Tai galutinis darbas buvo 500 džiaulių. Bet ir tiek vienas, tiek ir kitas darbas gali būti neigiami. Ką tai reiškia? Tai pavyzdžiui, trinties jėgų atliktas darbas būtų neigiamas, nes trinties jėgos stabdo mašinos judėjimą, pavyzdžiui, mašinos. Ir todėl kinetinė energija mažėtų, tai ir darbas būtų neigiamas. O taip pat kažką keliant į viršų, gravitacinio lauko atliktas darbas yra neigiamas. Gali įsivaizduoti, mums jis trukdo. Tai nors darbas yra skaliaras, darbas gali būti tiek neigiamas, tiek teigiamas. Ir tai reiškia tiesiog truputį skirtingus dalykus. Ir paskutinė formulė – naudingumo koeficiento formulė. Šita tokia N su kabliuku tariasi eta, graikiška raidė. Tai žinoma yra naudingumo koeficientas. Dabar naudingumo koeficiento matavimo vienetai. Šitoje formulėje, jeigu naudotum kart 100%, tai matavimo vienetai ir būtų procentai. Net nežinau, ar tai skaitos matavimo vienetai, bet žodžiu, procentai. Ir skaliaras, bet kokiu atveju skaliaras. Bet dažnai naudingumo koeficiento formulė yra tiesiog naudingas darbas iš viso darbo.
nedauginant iš 100%. Tada naudingumo koeficientas visai neturi jokių matavimo vienetų. Ir jeigu daugini 100%, tai naudingumo koeficientas gali būti nuo 0 iki 100%, o jeigu nedaugini 100%, tai nuo 0 iki vieneto gali būti. Ir šitą prisimink, niekada naudingumo koeficientas nebūna daugiau nei 100%, niekada. Ir net ir 100% yra tik teorinis maksimumas. Realiai tai joks variklis, jokia mašina, joks prietaisas nėra 100% naudingumo koeficientą turintis. Tai kaip jau ir užsiminiau, AN ir AV yra naudingas ir visas darbas. Aš sakyčiau, turbūt šitoje formulėje sudėtingiausia yra nusistatyti, kas tas naudingas darbas, o kas tas visas darbas. Reikėtų įsivaizduoti, kad visas darbas tai yra visa energija, kurią sudedam į prietaisą. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie kokią mašiną, tai būtų visa cheminė energija esanti kure, tai benzinė, dyzelė ir panašiai. O ta tarpu naudingas darbas tai yra tas darbas, kuris buvo atliktas prietaisui pagal paskirtį. Tai pavyzdžiui, mašinai važiuojant. Tai jeigu mašina važiuoja, reikėjo tam tikros jėgos mašiną pajudinti iš taško A į tašką B, tai tas visas darbas atliktas ir būtų naudingas darbas. Taip pat su šita formulė yra pora niuansų, jie galima taikyti ir su gale. Tai galėtume rašyti naudingą galę padalintą iš visos galios ir pasirinktinai kart 100%. Taip pat ir su šiluminiais varikliais. Bet ta formulė yra trečiame skyriuje, tai ten mes ją ir aptarsime. Tai tiek iš antro skyriaus. Einam prie trečio.